Taigi šią savaitę užribio rubrikoje Artūras Milaknis, sveikas gyvas. Sveiki. Artūrai, tritaškiai kol kas šiame sezone skrenda vienas po kito taiklus į varžovų krepšius. Na, visada garsiai taiklė ranka, tačiau kasgi atsitiko dabar, kad atrodo beveik ir neprametė? Nežinau, iš tikrųjų gal tas toksai atėjo pasitikėjimas, kurį įdėjo gal treneris, visa komanda. Jaučiu pasitikėjimą, kelis derinius turiu ir, ką žinau, tas padeda daug maž. Esi nuolatinis, dabar jau Žalgirio startinio penketo tvirtas narys. Anksčiau taip nebuvo, ar tai irgi prideda pasitikėjimo savimi? Tai be abejo, čia, manau, čia starto penketą ne kiekvienas gali pradėtas rungtynės, bet treneris mato, kuris galbūt geriau įeina nuo solelio, kitas galbūt startę turi pradėti. Aš nežinau, kaip bus, gal Markusas, kai atsigaus, gal jisai perims mano vietą, čia nežinau, čia reiktų daugiau trenerio galbūt klaus, bet aišku, visada džiugu pradėti rungtynės starto penketą. Kiek daugiausiai tritaškių esi įmetęs, sakykime, treniruočių pobūdžių? Treniruočių pobūdį tai yra tikrai nemažai tekę įmesti ir taip nežinau, jau seniai nustojau skaičiuoti iš tikrųjų, taip meti ten, būna ten po 20 įmeti, bet ten ant tokio jau grinai rekordo, kiek ten iš eilės ar kiek iš viso, tai neįdavau. Esi subrėžęs per tam tikrą laiką, tiek metimų įmesti ir meti. Nuo pat mažens taip kažkaip teko vis to žaisti, to atakuojančių gynėjų ir tą tokį tobulinau jau nuo pirmų kamuolio prisilietimo. Tai tas galbūt ir įtakoja tą tokį jautimą kamuolio ir dabar taip pataiko. Būkime atviri, anksčiau Eurolygoje tiek daug problemų, kiek dabar varžovams nekeldavai ir ko gero šiais metais nemažai daliai krepšinio specialistų, trenerių tapai tokiu klaustuku ir galvos skausmu. Ar jau pradedi jausti tai, kad varžovai tau skiria išskirtinį dėmesį rungtynėse? Na, galbūt, aišku, kažkiek tai pasimato tas toks, bet tokio ypatingo dėmesio, kad ten jau taip nėra, kad ten jau baisus lyderis ten jau dengtų, jau neatsitraukia, bet pats stengiasi, dirbi, atsidenginėja ir tas, kaip sakoma, tokia mano duona, tu turi ten, kad ir kaip jau dengtųsi gynėjas, tu turi gauti kamuolį ir išmesti, laisvas, nelaisvas, bet turi išmesti. Tas toksai, aišku, jaučiasi kai kurios komandos, ypač kai ten koks Lietuvių, Sopoto treneris, taip jau matėsi, kad žaidėjas jau neatsitraukdavo, taip stengdosi nepadėti daugiau. Pats sakai, kad dabar jau lyg ir pasitikėjimo savimi daugiau įgavai, ar ne, šiame sezone, kai daugiau žaidė ir komanda ir treneriai tavimi labiau pasitikė, ar tai reiškia, kad anksčiau metant kamuolį iš toli rankos drebėdavo? Ne tai, kad drebėdavo, bet, ta prasme, nežinau, šiemet tokia situacija, kai tikrai ta ir forma iš tikrųjų gera ir pasirašiau, tai tas toksai, kiekvienas toks menkniekis dadeda vis to pasitikėjimo, o praeitį sezonai, tai galbūt, kai tu būdavai toks, nežinau, ne iš pagrindinių žaidėjų, tai tas toksai sunku turėdavo išeiti, jeigu ten prameti vieną kitą, jau tada toksai jau iš karto žinai, kad jau siesi ant suolo ir viskas, o čia dar žinai, kad dar turėsi progą pasitaisyti. Markusas Braunas šiuo metu traumuotas, ir kalbant apie šį krepšininką, ko gero taip pat, pirmiausiai norėtųsi pasakyti žodį tritaškis, ar ne? Tai Braunas kol nežaidžia, ar padeda tau kaip snaiperiui patarimais? Jo, dažnai pakalbam ir tiek prieš varžybas, kai jis ateina, tiek jeigu kokia būna pradžia prasta varžybų, jis visada turi kažką pasakyti, pasako, nuramina, kažką pasako, ką blogai dariau, ką gerai ir tokių būna. Būtent apie tritaškį metimą, ar Braunas kažką buvo, kada pataręs, pasakęs, taip reikia geriau, atsidengti taip patogiau ar anaip, vis dėlto patyręs krepšininkas, ar teko kažkada kažko panašaus išgirsti? Ne, kažko gal jis nelabai taip užsivedęs, nei aš jo labai ir klausiau, kad ten ką patobulinti, bet tiek jisai, aš žinau, kad jis turi vieną, manau, geriausių metimų techniką ir aš irgi ten bandau sekti jo pėdomis, bet šiaip tokių tai klausimų nebuvo, nei jis galbūt daugiau juoko formą viens kitą patraukiam per dantį. Ar pats turi derinių komandoje, kurie skirti būtent Artūrui Milakniui? Tokių grinai man asmeniškai tai nėra, bet yra tokie deriniai, kur grinai snaiperiam. Arčius išeina, aš išeinu, Tomas, grinai mažiems žmonėms tokie deriniai daugiau. O asmeniškai, kad ten būtinai ant to žaidėjo, tokių neturim. Kągi Artūras Milaknis veikia laisvų metų, kuomet nėra kamuolio rankose ir kuomet treniruotėse ir rungtynėse taip pat nereikia būti? Nežinau, gal kaip ir visi daug savo, visi turbūt yra sakę, kad to laisvo laiko daug ir neturim, bet kiek įmanoma stengiuosi pailsėti, o šiaip tai daug susigalvoju, kiną mėgstu dažnai
nueiti, kur nors pavalgyti, kavinę kokią jau. O šiaip tai toksai kaip ir visų. Pažais kokius žaidimus, dar ką nors. Futbolas galbūt kaip Manto žaidimas mėgstamiausias. Taip įvairius, nelabai neturiu tokio labai favoritą, bet mėgstu tokias šaudyklės, gal daugiau tokius rimtesnius. Nu kaip tik Artūras Milaknis, taip ir šaudyklės, ar ne? Na, gal bus tapimas toks. Beje, kalbant apie tos laisvo laiko praleidimo būdus, tai štai Tadas Klimavičius sakė, kad labai žvejybą mėgsta. Vėlgi tas pats Mantas Kalnietis kompiuterinius žaidimus, yra krepšininkų, kurie sako, kad medžioklė jiems labai priimtinas laisvo laiko praleidimo būdas. Ar tu pats neturi tokių, na jau ale vyriškų laisvo laiko praleidimo pomėgių? Na, tokių jau grinai, tai nelabai tokių turiu, sakau, mėgstu taip tokį, kai jau vasarą ateina, tai toks galbūt aktyvų, tokį polisį daugiau mėgstu, ten, kartais ir su draugais ten tą krepšinį pažydė, ar futbolą daugiau, ar ten su kokiais kartingais nuvažiuoju, va, tokių daugiau, kuriuos negali išbandyti sezono metu, tai va, stengiasi atsigriebti galbūt vasarą daugiau, mėgstu prie ežero kokią nuvažiuoti, pasimaudyti, su valtim paplaukti. Kuri užsienio šalis tave labiausiai žavi? Nežinau, daug teko būti visur, tai iš tikrųjų vis kiekvienoje šalyje tą tokį kažką tai gero įžiūrė. Galbūt vienintelis, kuris tokį slogų paliko, tai Ukraina. Nepatiko nei Mariupolį. Ten tai tikrai nenorėčiau, o visur kitur tai... Ten todėl gal, kad kiaulių daug bėgiojo? Ai, nežinau, man ten tikrai nepatiko visas tas oro užterštumas, visą kitą maistas buvo labai neskanus, tai nežinau, nepatiko man ten. Jaručiui gal linkėjimus perdodam? Ten jam tik stiprybės galima palinkėti, gal priprato jau. Ar vairuoji klubo automobilį, ar vis dėlto turi savo, o galbūt norėtum savo įsigyti kažkokį būtent? Ne, turiu savo, klubo neprašiau, turiu savo nusipirkęs, tai važinėjau su save. Ką vairuoji? Audi A6. Kaip ir Tadas, Audi fanai, ar ne? Gal įstojot į klubą Audi? Ne, neteko dar. Bet šiaip prijaučiu Audi automobiliam, nežinau, man tokie gražiausi, gal geriausi. Yra žalgiriečių, kurie labai mėgsta lietuvišką virtuvę, tarp kitko Aleksandras Šepinas vienas iš jų. Yra žalgiriečių, kurie labai mėgsta kiniečių virtuvę, kaip Mindaugas Kuzminskas. Ar tu išskiri vieną iš jų kaip mėgstamą? Tokių neturiu, aš irgi taip, galbūt daugiau tokia, gal itališka labiau, mėgstu makaronus daugiau, tai jeigu skaniai padaryti viską, tai taip labiau gal suteikčiau, tai viską valgau, nesu labai išrankus maistu. Ar pats turi draugę? Taip turiu. Ar seniai draugaujate ir dar nekvepia vestuvėm? Nemažai laiko draugaujam, dar vestuvėm, dar kol kas dar nekvepia, bet niekad negali žinot, kaip viskas pasikeis. Draugė pamatys, kad krepšininkai nedaug laiko skiria antrosioms pusėms ir nesiženys? Ne, gal vis tiek jau žino, su kuo susidėjo ir ta prasme jau tas toksai susitaiko su tuo tokiu mažiau laiko skirimu. Grįžtant prie to, kad šį sezoną tapai labai svarbių Žalgirio krepšininkų, ko gero turėjo padidėti ir sirgalių dėmesys Kaune, ar tą pajutai? Na, kažkaip nelabai, galbūt. Na, gal haliai daugiau, kai ten tai jau fanai visi, bet tas toksai, nežinau, pas mus galbūt tie tokie žmonės, fanai, jie tokie biškai santūresni, galbūt taip nereiškia labai emocijų, bet kur ten gatvėje ir prekybos centre, galbūt tos tokius, išreiškia tas visas emocijas, galbūt susikaupusias haliai ir vyksta varžybos, tada šiaip gatvėje ramu. Beje, turbūt teko girdėti, kad Lietuvos Rytas pasirašė sutartį su Šarūnu Jasikevičiumi, tiesa? Ne, neteko šitą dar girdėti. Taip, naujiena tokia, kad Šaras žais Lietuvos Ryte. Lauki akistatos su legendiniu krepšininku? Tai žinoma, aišku, čia manau, vienas geriausių žaidėjų po Manto Kalniečio, sakykim. Bus tikrai įdomu išbandyti, kaip atrodo viską, kokia forma ir manau, sekmadienį jau pamatysim. Na, o dar prieš sekmadienį, prieš rungtynes ir akistatą su Lietuvos Rytu Kauno sporto halėje, mūsų ketvirtadienį laukia antrą kartą beje šį sezoną akistatą su Chimki ekipa. Jau teko žaisti prieš šią komandą, kokį įspūdį jį paliko tada ir, apie būtent ketvirtadienio rungtynes. Na, komanda yra tikrai stipri ir gerai sukomplektuota, ne veltui jie ir laimėjo atrankos turnyrą Eurolygą. Ir aš manau, laukia lygiai tokios pat sunkios varžybos, kaip ir buvo pirmosios. Ir manau, jeigu viskas bus gerai, kausimės, bus nusiteikimas ir išpildysim visus trenerio norus, manau, galime siekti vėl pergalės. Tuo labiau, kad žaidžiame namuose. Tai kaip ir kiekvieno žalgiriečio, pabaigai norėtume tavęs, Artūrai, imti ir paklausti, tai koksgi muzikinis stilius yra tas, kuris tau pačiam yra priimtiniausias? Čia irgi toks suktas klausimas, nežinau, viską, iš tikrųjų klausau, viską turiu, tiek lietuviškos paklausau, tiek visokių užsieniečių, tiek repo, popso, visko po biškį, iš tikrųjų nesu nusteikęs ant kažkokio vieno tipo.
O vat kuri yra ta muzika, sakykime, dėl kurios tau 12 val. Nakties per baliuką iškviestų policiją? Judesį gaunanti muzika, sakykim taip, nežinau. Na, iš tikrųjų daug mėgstu visokios įvairios paklausyti ir tiek nuo Eminemo ir ten Rajanos iki lietuvių mūsų. Tai galbūt kaip ir Tadui Klimavičiui, žalgiriečio hitas būtų Rijanos ir Eminemo duetas naujausias? Gera daina, patinka irgi, galim drąsiai teikti.